Na štai esam prie naujų sporto rūmų statybos vietos. Ką vicemeras galvoja? Džiugi diena šiandien visiems kauniečiams, kadangi įkasta kapsulė būsimų Kauno sporto pramogų rūmų. Aš norėčiau, kad tai būtų pavadinimas arba Lietuvos tūkstantmečio vardo, arba kunigaikščio Vaidoto, arba karaliaus Mindaugo sporto rūmai. Na, galutinį sprendimą turėtų pasakyti kauniečių lietuviams svarbu ne tik tai sporto ir pramogų rūmai šitie, bet kad ir jų pavadinimas būtų lietuviškas. Tikrai nenorėčiau, kad būtų kaip Vilniuje Siemens arena arba, pavyzdžiui, prekybos centras Akropolis. Man gražiau, kad yra lietuviški pavadinimai. Pavyzdžiui, prekybos centras Medvėgalis, sporto rūmai, tūkstantmečio vardo, karaliaus Mindaugo sporto rūmai, kunigaikščio Vaidoto sporto rūmai. Mažai tautai, tokie kaip lietuvių, labai svarbu išlaikyti lietuviškumą visur, kur galime tai padaryti. Pasiūlė keletą netgi variantų, kurie lygtai ir šiai dienai jau primiršti. Tai buvo arena, kuri būtų įkurdinta šalia Vilniaus plento, maždaug Neveronių teritorijoje. Tai architektas projektavo areną Lietuvai. Jisai manė ir laikė visiškai teisingai, kad ta arena, kaip vidury Lietuvos esantis didžiulis pastatas, galėtų būtent pritraukti žmonės ir iš kitur. Šitos arenos vietų riba leidžia pakviesti ir žymius atlikėjus į Kauno miestą, na, sakykime, į kitus mažesnius įrenginius vietų kiekių Baltijos šalyse areną. Stokholmo Globo arena, kurioje lietuviai laimėjo Europos čempionatą, yra panašaus dydžio. Suomių Hartwall arena yra šiek tiek mažesnė. Kauno miesto pramogų ir sporto rūmų statybos pradžia. Ir pasveikinti čia su visų susirinkusius šią progą kviečiame miesto šeimininką, merą Andrių Kupčinską. Gerą popietę, mėly susirinkusiai, mėlios damos, garbus ponai. Na, iš tiesų, šiandien turbūt galima ištarti tik tai vieną žodį. Pagaliau. Pagaliau mes šiandien įkasime simbolinę kapsulę, kuri simbolizuoja mūsų išsvajotosios ir ilgai lauktos Kauno nacionalinės sporto arenos statybos darbų pradžią. Aišku, jeigu apsidarysite aplinkui, jau matote, kad daugiau kaip pusmetį darbai vyksta, bet šie darbai daugiau buvo parengiamojo pobūdžio. Pastatytas tiltas, lyginama žemė, įrenginėjama statybų aikštelė, tvirtinamos krantinės, bet be viso to nebūtų ir šios ceremonijos. Aš džiaugiuosi, kad šiandien pagaliau įkasime simbolinę kapsulę, kuri, aš tikiuosi, išsklaidys visus juodus ar pilkus debesus, kurie buvo susitvenkę virš Nemuno salos ir virš šitos arenos. Šiandien, galima sakyti, toks pats rytas ir diena, kaip ir su Kauno arena. Iš ryto buvo pilka, apsiniaukę, bet dabar mes jau turim puikų šaunų orą, taip lygiai buvo ir su Kauno arena. Džiaugiuosi visais, kurie šiandien susirinko, visi jūs prisidėjote, kad Kauno arena taptų gyvų kūnų
ir kad jinai pagaliau būtų pradėta realiai statyti. Todėl noriu visiems padėkoti ir vyriausybės atstovams, ir Seimo nariams, ir miesto tarybos nariams, ir visiems kauniečiams, kurie nuoširdžiai sirgo, kad Kauno arena atsirastų ir linkėjo didžiausios sėkmės mums ir kantrybės. Aišku, galima pajokauti, kad ši arena yra amžiaus statyba, bet šiemet, kai Kaunas švenčia 600 metų savivaldos jubiliejų, aš manau, kad ši kapsulė simbolizuos, kad tai yra esminis mūsų 600 metų savivaldos jubiliejaus renginys, simbolizuojantis mūsų miesto savivaldos galybę. Kita vertus, galima šiai arenai suteikti ir tūkstantmečio vardą, nes kitais metais Lietuva minės tūkstantmečio jubiliejų. Todėl, kaip pavadinsim, nepagadinsim. Svarbiausia, kad rangovai rugsėjo 1 sutartinimi įsipareigojo, kad 2010 metų rugsėjo mėnesį pradžioje arena jau stovės ir mes galėsim rengti pirmosius renginius. Todėl linkiu Jums visokiojopos sėkmės, statybininkam ištvermės, kantrybės ir vykdyti duotus įsipareigojimus ir pažadus. O Seimo nariams, vyriausybės nariams palinkėčiau, nesvarbu kaip susiklostys Seimo rinkimai, jų rezultatai, svarbiausia, kad finansavimas Kauno arenai būtų nenutrūkstamas ir kad jokie juodi debesis nesusitvenktų. Linkiu sėkmės ir dėkoju, kad atvykote į šventę. Aš manau, kad šiandien visiems kauniečiams ir ne tik kauniečiams, visai Lietuvai jaudinanti diena. Šiandien mes pradedam Kauno arenos statybos. Aišku, 2011 metų čempionatas vyks įvairiuose šalies miestuose, tačiau labai sunku įsivaizduoti, jog toks čempionatas nevyktų Kaune. Ir nors mūsų vyriausybė jau prieš 2 metus, daugiau kaip prieš 2 metus priėmė sprendimą finansuoti šios arenos statybą, tačiau reikia pasakyti, kad buvo visokių klišių. Ir šiandien tikrai reikėtų pasveikinti Kauno merą Andrių Kupčinską ir jo komandą, kurie tikrai pasiekė šitą tikslą. Jų užsispyrimą ir mūsų gerą bendarbiavimą. Tai yra svarbiausia. Šią savaitę aš jau dalyvauju 3. Sporto objekto arba statybų atidarėme arba jų užbaigtų. Lietuvoje mes atidarėm naują olimpinį baseiną ir lengvos atletikos maniežą. Vakar Vilniuje buvo atidaryta Vyto Gerulaičio teniso akademija ir štai šiandien įkasama kapsulė būsimai Kauno arenai. Aš neabejoju, kad ši statyba bus sėkminga. Aš neabejoju tuo pačiu metu, kad ir 2011 metų Europos čempionatas bus taip pat sėkmingas Lietuvai. Ir sveikinu su būsima mūsų šventė, o krepšininkams, aišku, reikės padirbėti, nes atsakomybė didelė. Sveikinu su šventė, ačiū Jums. Šiandien istorinis įvykis, kuriame dalyvaujame visi mes kartu. Šiandien pradėsime statyti ir pradėjome jau statyti vieną didžiausių Lietuvoje sporto ir kultūros objektą. Niekas neabejoja, kad krepšinis Lietuvoje tai antra religija. Šiandien mes įleisim kapsulę į jos pamatą. Padaugintų biudžetą štai šiais pinigais. Prašome. Žinoma, kadangi iniciatyva...